vanduo. Ir kokia pasta? Partizanai rytais dantis valydavosi lašiniais. Tai, vis tiek Arba vandens košė. Kojos norėdavo vakare nusiplauti. Iš kur jie vandenį imdavo? Kadangi partizanai daug lakstydavo per dieną, tai jų kojos prakaituodavo ir purvas nukrisdavo. Tai prakaitas nudžiūdavo, nukrisdavo. Nespėsi apsauti. Ir vis tik tai jie kažką gerti turėdavo. Snapsu krovėsi. Čia visai netoliese yra upelis, kuris vadinasi Špigutė. Aš manau, kad iš Špigutės jie gerdavo ir Špigutėje jie prausdavosi kojas. Ar tu čia makaronus kabini? Gerdavo Špigutė yra. iš jau tos vietos, kur plaudavo koją. Upelė špigutė Kaip jau vadinasi. kam O pakliūdavo su ilgaja? Ne, trumpąją. Trumpai. Pigutė. Špigutė. Ar galiu imti tą maišelį? Švarius palikit kaip tik. Negaliu paimti. Mielai. Mielai. Kaip Kristina gerai sugalvojo, kad čia žiūrėkit skalbinių krepšį. Žinokit, čia ne aš sugalvoju. Aš turiu prisipažinti su giliu liūdėsiu, kad ne aš, mano vyras. Toks išmintingas. Kompaktiška, nu, girdi vyrė. Jūsų labai gera idėja. Išmintingas ir tavo. Nu, kad viskas tai yra... Į bananų dėžę gana kompaktiškai viskas susideda.